Šis kelias į savęs pažinimą, į Dievo artumą, veda ne per įgijimą, ne per išmokimą, ne per atradimą įvairių teorijų, ne per sužinojimą. Kelias į save veda per pasidavimą, per atidavimą visko Dievui. Tapimo tuščiu, tapimo tuščia. Dievo malonė yra pilama į tuščius indus, tuos, kurie pasidavė šiam gyvenimui, pasidavė siekiui, pasidavė savo ir geba priimti gyvenimą tokį, koks jis iš tikrųjų yra, be jokios interpretacijos, be jokių priemaišų. Mes tapome skaidrus, paprasti. Kol laikomės ko nors, mes esame nelaisvėje. Nebūtinai laikytis yra materialių dalykų arba troškimų. Atėję į dvasinį kelią, laikomės dvasinio kelio konceptų. Sukūrėme tam tikrą dvasinę asmenybę, tam tikrą konstruktą. Ir bėgiai iš vieno kraštutinumo įpuolame į kitą, buvę prisirišę prie pasaulio, prie nedarnių poelgių, priklausomybių. Prisirišome prie dvasingumo ir jo konceptų. Sugebėti pasitikėti pilnai ir atremti savo gyvenimą ant Dievo pagrindo yra toji auka, kurią kaip dvasinio kelio sekėjai turime atlikti. Ir kol mes dar pilnai nenusivylėme šio pasaulio, kol nenusivylėme gyvenimu, kol nemirėme savo, tol nesame pilnai pasidavę, nepasitikime. Kuo mes pasitikime šiame gyvenime? Pasitikime saugumu, materialaus gėrio, tačiau bet kurią dieną jis gali būti iš mūsų patrauktas. Pasitikime žmonėmis, tačiau žmonės mus užmirš greičiau negu manėme. Greitai žmonėm tampam nebeįdomus, jie pamato mūsų ydas ir kiekvienas žiūri savęs. Kuo iš tikrųjų galime pasitikėti šiame gyvenime? Tik pažinę save, savo tikrąją prigimtį, visą persmelkiančią erdvę, amžinąją regėtoją, kurios akyje atsispindi šis gyvenimo vyksmas. Tik tuomet atrandame tikrąją pilnatvę, tikrąją ramybę, tikrąją užuovėją ir prieglaudą, tikrąjį saugumą, stabilumą. Ir pradedame pastebėti tikrąją dalykų prigimtį, proto prigimtį, kuri yra neišliekanti ir nepatikima. Tad nebepasitikim nei savo protu, nei savo konceptais, nei tai, ką išmokome, žinome ir atsimename. Visa tai yra niekas. Vien tik šis momentas, tik čia ir dabar, tik budrus esybės spindėjimas ir tyla yra tai, kas tikra. Suprantame, kad atėję į dvasinį kelią, vienus troškimus pakeitėme kitais, vieną asmenybę pakeitėme kitą asmenybę, vienus siekius pakeitėme kitais siekiais. Tačiau jeigu iš tikrųjų norime pažengti šiame kelyje, turime žengti pasitikėjimo žingsnį į nežinomybę, į tuštumą ir palikti visą tai. Žinoma, pasaulis niekur neišnyksta, asmenybė yra reikalinga šiame gyvenime bendrauti, turime atlikti veiksmus, reikalingus išgyventi, dirbti, valgyti ir panašiai. Tačiau paleidžiam bet kokį prisirišimą viduje prie viso to. Nesvarbu, kas plauktų mūsų sąmonės dangumi, leidžiame tam išsireikšti ir natūraliai sugrįžti atgal į šią didžiąją tuštumą. Tad kas mes esame?
iš tikrųjų, kas esame. Kai gyvenam iš autentiškojo aš esu, yra tik ši akimirka, tik čia ir dabar. Dažnai sunkios patirtys, sunkus patyrimai yra mums tinkamiausios ir giliausios pamokos, tačiau nesugebame įžvelgti jų, nes neturime gero nukreipimo. Gyvenime perpildytame išraiškų ir reakcijų į tas išraiškas, susitapatinimo su asmenybė, įvykiais, jausmais, protu, pradedame intuityviai trokšti tikrumos, autentiškumo, sugrįžimo į save. Tačiau nežinome, kaip tai įvardinti, neturime nei gero pavyzdžio aplinkui. Tie, kurie perėjo per depresiją ir panašius patyrimus, pamatė tai, kad pasaulis yra tuščias, šis gyvenimas yra tuščias ir skausmingas. Mūsų norai neišsipildo, išorė mūsų neįvertina, mūsų nesupranta. Kitiems žmonėms mes nesame taip svarbus, kaip mes manėme. Tačiau patyrus tai, iš tikrųjų, mums tereikia gero nukreipimo. Tai mūsų pačių intuicija sako, nusisuk nuo šio pasaulio. Aš pavargau, aš nusivyliau šio pasaulio. Iš tikrųjų, nes tikrasis gyvenimo šaltinis, gyvenimo versmė yra tavyje, tavo paties prigimtyje. Galim klajoti gyvenimas iš gyvenimo šiame pasaulyje, tačiau dalykai niekuomet mūsų nepripildys. Iš tikrųjų, mylėti gyvenimą gali tik mylėdamas save. Tačiau save ne kaip asmenybę, bet kaip esybę, kaip gyvąją sielą, nes tai yra durys į Dievo pažinimą. Tik kontempliuodami Dievo veidą savyje patiriame tikrą meilę savo ir atpažįstame save visame kame. Dėl to išmokstame mylėti visą. Kol nesame pilnai nusivylę šio pasaulio, negalime pilnai pasiduoti, pilnai pasitikėti. Pamažu suprantame, kad tik per mirtį savo atrandame tikrąją ramybę, tikrąją vienovę. Biblijoje, mokytojo knygoje yra rašoma, ausis girdėdama neprisipildo, akis žiūrėdama nepasisotina. Visi dalykai savo prigimtyje yra tušti, tai mes suteikiame jiems vertę, tačiau jie visi padaryti iš vienos tiesos. Dažnai įsivaizduojame, kad ateiti į dvasinį kelią tai yra patirti gerėjimo procesą. Tampame tobulesni, save išlavinam, patobulinam save. Išmokstam naujų dalykų, sutinkam naujų žmonių, pakeičiam savo asmenybę. Ir visa tai yra tiesa dalinai. Tačiau tai vyksta natūraliai, kai mes atiduodam save visiškai. Ir mumyse nebelieka jokio siekio. Tik taip išlaikome intencijos grynumą. Mes tampame nei gerais, nei blogais, nei tobulesniais, nei netobulesniais. Mes tampam tuo, kas esame. Čia ir dabar. Autentiški. Visa ta pati pasirūpina mūsų pažanga, mūsų išsigryninimu, tuo, ką sutinkame. Tad geras jogas, geras dvasinio kelio mokinys susitelkia į save, į šį centrą, į čia ir dabar. Iš tikrųjų nesvarbu, kiek save tobulintume, kiek ko pasiektume. Visa tai yra pavaldu laikui. Tad būkime nuoširdūs su savimi ir paklauskime savęs, kur yra atremtas mano vidinis dėmesys į tai, kas kinta laike, ar tai, kas amžina.
kai suprantame šią didžią tiesą, kad nėra ko pasiekti, nėra kur nueiti, nėra ko suprasti, nėra ko išspręsti, kad yra tik čia ir dabar, ši didžioji tyla, ši meilė, apkabinanti visas formas. Mūsų gyvenimas natūraliai keičiasi, natūraliai šis charakteris išsigrynina, atsiranda nauji įpročiai. Tačiau mes neprisirišę nei prie pragaro, nei prie rojaus. Kokie pokyčiai ateina, jie ateina natūraliai. Visgi mūsų dėmesys yra paprastume, yra atremtas ant būties pagrindo. Tad nusivilti gyvenimu nėra pesimistiškas požiūris. Tai yra požiūris, kurio dėka mūsų vidinis dėmesys nukrypsta nuo išorės, nuo įvairių formų, reakcijų, troškimų, to, ką padarėme, nepadarėme ir to, ko trokštame padaryti. Nuo viso to, nuo minčių, nuo emocijų. Mūsų vidinis dėmesys susitelkia į vidų ir atremiamas ant tuštumos. Mes nurimstame Dieve, o gyvenimo aplinkybės savaime sukasi, savaime teka ir reaguojame neužmirštami to, kas iš tikrųjų esame. Tai nėra nieko mistiško, nieko paslaptingo ir keisto. Tai yra tapti natūraliems, paprastiems, būti pilnai autentiškiems. Ir nebūti ganomiems tūkstančio ketinimų, minčių, iliuzijų, idėjų, fantazijų, planų. Tai ateina savaime. Ateina laikas, kuomet savaime mums pabosta šis neramus protas, kuris nepaliaujamai konceptualizuoja dalykus, šneka ir šneka. Tačiau jį šnekantį nuolat yra apkabinusios mylinčios motinos rankos, meilingai žvelgiančios į jį. Tai yra mūsų esybė, kurios erdvėje pasireiškia visi gyvenimo patyrimai, išraiškos, tačiau ji niekuomet nėra pakitusi, amžinai ta pati, amžinai apkabinanti visas šias formas, besąlyginę meilę į savo glėbį. Ir ji neturi vardo, jos vardas yra tyla. Tapome vergais savo pačių reakcijų, įsitikinimų, įvairių etikečių, kurias suklijavome. Vergais savo pačių proto, kuris mus traukia tai vieną, tai kitą proto fantaziją, proto labirintą. Kelias iš šios vergovės yra paleisti, yra pasiduoti, atpalaiduoti. Pažvelkime, kaip šis protas taip pat yra apglėbtas šios erdvės, visada tos pačios. Tai yra laike žaidžiančios formos. Kodėl suteikiame jiems tiek svarbos? Kodėl suteikiame joms tiek savo energijos? Ar gali išlaikyti tylą? Ar gali susitelkti į save? Tampame nieku kitų akyse. Ir tai yra gerai. Tegul šis pasaulis sukasi, įsijautęs į jausmų bangas, į minčių kovas, įvairias reakcijas, idėjas. Ta, kuri atrado Dievą savyje, tas, kuris atrado Dievą savyje, nebetrokšta nieko kito, tik mirties. Mirties šiai psichologijai, kuri nėra darni su tuo, kas esame. Viso, ko mes trokštame, yra Dievo artumas. Nes paragavome Dievo saldumo, kuris neprilygsta niekam šioje žemėje. Tverti mylinčioje tuštumoje, budrioje, dėmesingoje vaiskumoje. Nėra nieko saldesnio už tai,
išminties pranašesnės už tai. Nėra nieko, ką galėtume įgyti, kas būtų daugiau nei tai. Visako pradžia ir pabaiga. Ši nuostabi būtis pilna harmonijos, įžvalgos, didžios palaimos